Norėčiau su jumis pasidalinti dar vieną paslaptimi. Pamokysiu piešti šviesą. Ir norėčiau jums papasakoti apie šviesą fotografiją. Šviesą, kuri mano manimu yra svarbiausias fotografijos veiksnys. Be jos mes negalėtumėm ne vien fotografuoti, bet ir matyti apskritai. Įprastu atveju, tos švieselės yra tiesiog paprasti apskritimai. Kaip padaryti taip, kad jie pataptų bet kokią formą? Ir fotografuojant šį dangaus kūną susidurėte su problemomis. Vaizdas išsilieja, mėnulio diskas tampa pailgas. Todėl duosiu keletą patarimų. Pradedant fotografuoti madą, galima dirbti ir su natūralia dienos šviesa. Svarbu tik nefotografuoti vidurdienį, kada saulė būna pačioje netinkamiausiai pozicijai. Dabar matome, kaip keičiasi vaizdas, kai išlaikymą trumpiname ir ilginame. Fotografuojant būsimą nuotrauką reikėtų mintise sudalinti į 9 dalis linijomis. Kur kas svarbiau mados fotografijoje yra idėja. Dažnai fotografai pamiršta, jog mados fotografija tai ne tik drabužis, bet ir modelis, nuotaika, atmosfera ir fantazija. Plačiakampiausias objektyvas iš visos plačios plačiakampių objektyvų giminės. Jis taip iškraipo vaizdą, kad jis tampa net ne stačiakampis, o apvalus. Tačiau pati svarbiausia dalis yra sekti objektą, tą judantį objektą, kurį norite užfiksuoti savo kamerą į ranką. Jei norit nufotografuoti portretą, bet šalia neturit portretinio objektyvo, neišsigąskite. Mums reikės įvairių stiklinių daiktų, kuriuos mes dažniausiai turime namie. Pasitenkit surasti neįprastą kampą. Aš jums papasakosiu, kaip įdomiau nufotografuoti savo augintinį. Makro funkciją gali turėti ir geresni teleobjektyvai. Beveik bet kurį objektyvą, išskyrus plačiakampį, galima paversti makroobjektyvų 2 būdais. Siūlyčiau ir čia nebijoti eksperimentuoti. Fotografija yra mąstymas, fotografija yra žiūrėjimas, fotografija yra planavimas. Fotografavimas užima labai nedidelę dalį pačio proceso. Taigi kantrybės, pastangų, ištvermės ir gerų kadrų. Sėkmės.